Sveiki, šį kartą pademonstruosiu, kaip kineziterapija gali padėti esant klubo srities skausmui. Viena iš priežasčių šiam skausmui atsirasti yra trochanterinis bursitas. Štai keletas pratimų. Atsigulame ant nugaros, sulenkiame vieną koją, kita koja tiesi, pėda nukreipta į jus. Įkvepiame, keliame koją iki keliuko, iškvepiame, lėtai koją nuleidžiame. Įkvepiame, keliame koją ir iškvėpdami nuleidžiame. Šį pratimą kartojame 10-15 pakartojimų vidutiniu tempu. Sekantis pratimas – pradinė padėtis ant šono, apatinė koja sulenkta, viršutinė tiesi. Įkvėpdami keliame tiesią koją į viršų, iškvėpdami koją nuleidžiame. Pakeliame koją ir nuleidžiame. Pratimą kartojame 10-15 pakartojimų vidutiniu tempu. Kitas pratimas – kojos sulenktos, pėdos ir keliai suglausti. Įkvėpdami atkeliame viršutinės kojos kelį į viršų, iškvėpdami koją nuleidžiame. Pakeliame koją ir nuleidžiame. Pratimą kartojame 10-15 pakartojimų. Sekantis pratimas – gulint ant pilvo. Įkvėpdami keliame tiesią koją į viršų, iškvėpdami koją nuleidžiame. Pakeliame koją ir koją nuleidžiame. Šį pratimą atliekame 10-15 pakartojimų. Sekantis pratimas – tempimo. Apkabiname rankomis koją, prisitraukiame prie pilvo, kol pradedame jausti vidutinį tempimą sėdmens srityje. Šį vidutinį tempimą laikome 30 sekundžių.